Treneris, sunkus pralaimėjimas, atimti taškai paskutinę minutę. Kokios jūsų pirmos mintis po šio mačo? Mintis tokios, kad galim kaltinti tik patį save, nors ir padarėm nemažą rotaciją, bet esu patenkintas to pirmų kėlinių, nes, manau, gana gerai žaidėme presingę, daug tų kamuolių atiminėjom, manau, turėjom 2-3 tikrai labai realias progas įmušti įvartį, tik tai, šiandien ko trūko, tai sakau, po kamuolio atimimo kažkur tai tokio kokybiškesnio perdavimo, to paskutinio perdavimo, kur galėjom, tikrai buvo tų momentų, galėjom išeiti į greitas tranzicijas ir šiandien daug klydom tokiuose momentuose, ypač pirmam kėlinį, o antram kėlinį, tai, bandėm, spaudėm, irgi tokių turėjom pusiau momentų ir kas skaudžiausia, kad tą įvartį prasileidom būtent 94 paskutinę minutę, kur, atrodė ir pasiruošę šturmuoti varžovų vartus, bet, futbolas toks dalykas, kartais būna tokių rungtynių. Sunku priimti, bet, reikia priimti. Tos neišnaudotos progos, man labiau manot, čia Dainavos gynybos pastangos, ar tiesiog jūsų žaidėjai nesugebėjo išbaigti tų progų, ar galbūt abu kartu tie faktoriai? Kai tu turi realią progą įmušti, tai jau turi įmušti, tai prie ko čia Dainavos, nes turėjom keletą tokių gerų labai momentų, kur tik tai reikėjo pataikyti, į vartus pataikyti, ne į vartininką, o įmušti įvartį paprasčiausiai. Tai Dainava šiandien gana gerai gynėsi, turėjo savo planą, laukė to vienintelio momento, jie sulaukė, iškentėjo ir sulaukė. Antras kėlinys, kad labai skiriasi, kaip sakėte, ir pats, ar tai labiau gal tokia psichologinė kova buvo, žaidėjose matėsi, kad jie nervinasi, kad neišeina išnaudoti tų progų ir šiek tiek atsileido, ar irgi tai Dainavos nuopelnai? Dainavos nuopelnų, tai aišku yra ir Dainavos nuopelnų, o tai, kad sakot, psichologiškai kažkur tai prasidėjo tas kažkoks, nežinau, neramumas, tai gali būti, nes tu tikėsi, kad tu įmuši, tu laimėsi, tu susikūri momentus, tu jų neįmuši. Faktas, kad su kiekvieną minutę ta įtampa jinai auga ir tas ramumas prapuola. Tai sakau, pritrūko šiek tiek kokybės priekį prie tam tikrų momentų. Dar turite, kaip sakyti, laiko pakovoti dėl tų pirmų vietų. Ko tikitės iš savo žaidėjų kitam kartui, kaip juos ruošite? Ar bus kažkas gal naujo, nes jeigu tokios situacijos kartosis, aišku, bus sunkus futbolas, kaip sakyti. Turim daug rungtynių, tai čia nėra laiko. Jau rytoj reikia ruoštis kitom rungtynėm, trečiąjį laukia dar kitos. Tai čia dabar sėdėti užsidarius ir galvoti, kas čia, kodėl, yra tas laikas, išanalizuosim. Bet aš sakau, aš negaliu sakyti, kad žaidėjai nesistengė, visi stengiasi, bet esmė buvo ne tik stengtis, reikėjo ir įmušti įvartį, jeigu nori laimėti. Šiandien to pritrūko, šiaip komanda esame Lietuvos lygoje tą, kuri įmuša įvarčius ir šiandien, sakau, mane nuvylė tik tai realizavimas, o šiaip, kažkokių tai priekaištų, kad ten nesistengė ar nenorėjo, tikrai nebuvo. Visi žaidėjai, ne tie, kurie mažiau žaidė, aš manau, jie gana gerai žaidė, tik tai, sakau, skirtumas tame, kad šiandien neįmušėm.